Sveiki, aš Liucija. Mano vyras daug dirba, tad prižiūrėti namus tenka man. Esu namų šeimininkė. Darbai smagiau einasi, kai klausausi muzikos ir įvairių laidų per radiją. Neseniai sužinojau, kad radijo klausytis galima ir internetu, per kompiuterį. Tai tikrai labai patogu. Tuoj parodysiu ir jums, kaip pavyzdžiui, verdant sriubą galima internetu klausytis, bet kokios patinkančios radijo stoties. Tik įveskite į adreso laukelį www.fm.lt ir štai visos Lietuvos radijo stotis kaip ant delno. Jei dar mažai, štai čia spustelėkite užsienio radijo stočių nuorodą. Galėsite rinktis iš dar daugiau radijo stočių. Užveskite pelės žymeklį ant bet kurios radijo stoties logotipo ir pamatysite, kokią muziką šis stotis dažniausiai groja. Na, man tiesą sakant, kol kas užtenka lietuviškų radijo stočių, tad grįžtu prie jų. Jums tai reikia išsirinkti radijo stotį ir tuoj pat parodysiu, kaip jos klausytis. Kaip jau minėjau, rinksiuosi iš lietuviškų stočių, o viena mano mėgstamiausių – Lietuvos radijas. Taigi susirandu ją ir tiesiog spaudžiu stoties paveikslėlį. Manęs klausiama, su kokia programa norėčiau klausytis radijo. Palieku parinktą Windows Media grotuvą. Štai ir viskas. Girdite? Radijas jau groja, o aš einu virti sriubos. Išsirinkite savo mėgstamą radijo stotį ir klausykite internetu.